Laba diena. Taip, tai labas vakaras visiems. Norėčiau pradėti viešinimo procedūrą ir norėčiau viešinti pastatą, tai yra projektą poilsio paskirties pastato su pagalbinio ūkio pastatais Molėtų rajonų savivaldybėje Vilų gatvė 13 statybos projektą. Labai prašau, jeigu kas yra prisijungę, kad parašytumėte, ar girdite mane. Galima į čatą. Taip, tai girdisi. Taip, tai pradžiai norėčiau pasakyti apie bendras procedūras. Tai pristatysiu projektą. Atsiprašau už savo balsą, šiek tiek peršalau. Tai pristatysiu projektą. Per tą laiką jūs galite, tai yra geriausia nepertraukti, aišku, kai kažką pakalbėsiu, tai tada galite užduoti klausimus, tai yra galite rašyti juos į čatą ir taip pat galite užduoti gyvai. Užduodant klausimą būtina nurodyti savo kontaktus, kad galėtume raštu į juos atsakyti. Tai yra geriausia tai būtų padaryti būtent per čatą, tiesiog asmeniškai man parašant žinutę, ne viešai, o man asmeniškai. Aš esu Aleksandra, aš esu projektuotojo atstovė, taip pat yra prisijungusi Kristina, kuri bus šio viešinimo sekretorė. Ir matau, kad yra dar prisijungę du žmonės. Taip, tai pradžiai norėčiau pasakyti, kad projektas buvo viešinamas Molėtų rajono savivaldybės puslapyje. Tai yra buvo paskelbtas skelbimas su projektiniais pasiūlymais, taip pat buvo pakabintas stendas prie sklypo ir taip pat buvo išsiųsti laiškai kaimininių sklypų savininkams. Kol kas atgalinių laiškų, tai yra nepristatytų laiškų negavau. Kitaip tariant, visi adresatai gavo tuos laiškus. Taip pat paminėsiu, kad per šitą laiką galima buvo parašyti savo pastabas arba klausimus, taip pat ir nurodytų elektroniniu paštu, bet jokių klausimų ir užklausimų nebuvo gauta. Taip pat niekas nebuvo atėjęs į nurodytų adresų, kad pasižiūrėtų projektą. Ir, todėl kaip ir kažkokių klausimų iš anksto nebuvo. Dabar kalbant apie patį projektą, sekundę. Taip, tai kalbant apie patį projektą, tai su projektiniais pasiūlymais buvo galima susipažinti Molėtų rajono savivaldybės puslapyje, tai ten buvo pateikti visa projektinio pasiūlymo bylutė. Visų pirma, pradedant projektavimą buvo gauta projektinių pasiūlymų užduotis. Su ją taip pat galite susipažinti šitoje byloje. Tai yra, kurioje nurodyti projektuojamų statinių reglamentai, galima sakyti. Taip. Tai taip pat projekte pateikta bendrųjų rodiklių lentelė. Kaip čia matosi, kad sklypas yra labai didelis ir iš viso yra projektuojami 3 statiniai.
tai yra poilsio paskirties pastatas, pagalbinio ūkio pastatas, garažas ir pagalbinio ūkio pastatas, tai yra lauko virtuvė. Viešinamas iš tikrųjų turėtų būti tik tai poilsio paskirties pastatas, bet kadangi visi kiti statiniai turi įtakos sklypo rodikliams, tai tiesiog buvo nuspręsta įtraukti juos į projektą viešinimą. Taip, tai, na, aiškinamąjį raštą aš gal neskaitysiu, tik tai parodysiu, kur yra šitas sklypas. Ne šitas paveiksliukas, va šitas paveiksliukas. Tai būtų va šitas Vilų gatvė 13. Taip pat sklype yra, matosi, kad yra jau kūdra. Ir šiaurinėje sklypo dalyje, tai yra sklypas ribojasi su jau anksčiau suprojektuotu ir įrengtų privažiavimu. Tai yra vietinis keliukas. Apskritai visa šita teritorija yra, galima sakyti, poilsio paskirties pastatų toks kvartalas su savo kūdromis, su inovatyvia ir modernia tokia gražia architektūra, tai na, iš tikrųjų toks pakankamai gražus gavosi kampelis. Ir jisai yra prie Bebrusų ežero. Taip. Dabar aiškinamajame rašte jau iškart jame yra kelios vizualizacijos, bet atskirai bus pateikta ir daugiau vaizdelių. Taip, tai perinant prie sklypo, tai čia matosi tie projektuojami pastatai. Tai visų pirma, pats svarbiausias yra poilsio paskirties pastatas, tai yra pažymėtas pirmu numeriu, prie jo projektuojamas ir privažiavimas. Taip pat numatomas prie pravažiavimo garažas ir lauko virtuvė. Poilsio paskirties pastato išplanavimas yra toks. Iš esmės pritaikomas visas pirmas aukštas žmonėms su negale. Tai yra neįrengiami laiptukai, bet tiesiog toks, po to matysis fasaduose, kad yra suprojektuotas reljefo pagalba nuošalnus patekimas į pro duris. Įėjimas numatomas šitoje vietoje, rodo pelytė. Šalia numatomas didelis toks tamburas, visos durys suprojektuotos plačios, tai yra metro pločio. Pro tamburą patenkama jau į pagrindinę erdvę, tai yra svetainė kartu su virtuvė ir su valgomuoju. Taip pat toliau praėjus galima patekti į tokią pirčių zoną. Tai yra numatytos 2 rūšių pirtys ir dušas. Kitoje pusėje numatomi jau poilsio kambariai, tai yra matosi lovų skaičius, taip pat didelis vonios kambarys. Taip pat čia numatoma tokia ištisa vitrina ir patekimas į terasą. Be jokio slenksčio ir taip pat šitoje vietoje numatomas tokios susibėgantis tokie langai. Kitaip tariant, kad viskas būtų visiškai atidaryta. Kitaip tariant, judančios vitrinos. Taip pat numatoma šioje vietoje patekimas į antrą aukštą. Antrame aukšte yra projektuojamas tik tai vienas poilsio kambarys su savo drabužinė, su vonios kambariu ir su dideliu balkonu. O kitoje pusėje numatoma tokia nedidelė patalpa skirta bibliotekai, arba kitaip tariant darbo kambarys. Taip pat iš šito koridoriaus irgi numatomas patekimas ant stogo. Čia irgi gali būti įrengiama terasa. Stogo planas atrodo taip. Ir čia yra fasadai.
Tai kaip sakiau, va čia patikimas į pastatą numatomas, tai yra projektuojamas toks nuožulnus, kad nebūtų laiptuko. O iš kitos pusės viduje va šitie va visi langai prisistumia, kad būtų toks visiškas atidarytas toks vaizdas į kūdrą. Čia tas balkonas, matosi, kad fasaduose matosi dideli ekraniniai tokie langai, aukštos labai durys, tai viskas yra kaip ir nu, palyginus tokie modernūs sprendimai. Čia yra numatomi tokios medžių namelės. Šita dalis taip pat iš medinės apdailos. Čia vat yra, dar nepaminėjau, kad po pirmo aukštų, po antro aukšto, taip pat va čia vat ant kolonų, šita dalis yra visa kabanti viršuje. Tai yra, čia numatomas dar antro aukšto pratęsimas ir šioje vietoje taip pat numatomas kūrinė vonia, ir tokia irgi poilsio vieta gyventojams arba svečiams. Taip, tai čia tiesiog ta vieta taip atrodo dėl tų lamelių. Pjūvis. Toliau trumpai pristatysiu kitus pastatus, tai yra garažas su savo tokiu sandėliuku. Jis yra irgi modernios architektūros, numatoma medžio ir klinkerio apdaila. Apskritai visa tokia pastatų gama apdailos parenkama panaši, kad jie visi derėtų tarpusavyje, bet taip pat, kad visos medžiagos būtų kuo arčiau tokių gamtinių medžiagų, tas pats medis, tas pats akmuo. Ir paskutinis pastatas yra lauko virtuvė. Tai šioje vietoje čia yra atsiprašau, tokia didelė erdvė, kuri iš esmės gali būti visiškai atvira. Tai yra stumdomos vitrinos, suvažiuoja į vieną šoną ir į kitą šoną. Čia yra tiesiog viskas atvira. Čia šiek tiek nužymėja, kur sofos vieta. Čia irgi yra toks poilsio kambarys, tualetas, na ir taip pat poilsio kambarys, taip pat galbūt svečiams arba tiem, kas norės, netilps gal pagrindinėme pastate arba norės, tiesiog pritrūks vietos. Ir šioje vietoje yra numatoma oranžerija, tai yra vieta, kur galima būtų sodinti daug skirtingų augalų, tai jinai tokia įrengiama po stiklų, atvira, visa skaidri, turėtų gauti daug saulės, bet apie jos technologiją tai čia jau turėtų būti rengiamas atskiras projektas, kaip tai visą tai gyvendinti. Tai matosi, kad dalis stogo yra permatomi, tai yra būtent virš tos poilsio patalpos čia yra skaidrus stogas ir virš oranžerijos. O šitoje vietoje yra tiesiog sutabdintas stogas. Iš fasadų pusės tai atrodo va taip va. Čia viduje matosi tie numatomi augalai, pjūvis, na ir porą vizualizacijų. Atsiprašau. Taip, tai čia yra pagrindinis pastatas, šita lauko virtuvė ir garažas. Pagrindinis pastatas, čia vaizdas iš lauko virtuvės kampo. Pagrindinis pastatas, lauko virtuvė, pagrindinis pastatas ir atskirai garažas. Taip,
Tai noriu tiesiog priminti, kad visus šitos vaizdelius galima buvo pamatyti Molėtų rajono savivaldybės puslapyje, kurioje ir dabar yra patalpinti projektiniai pasiūlymai. Ir taip pat priminsiu, kad viešinimas truks iki 18 valandos ir per tą laiką aš taip pat laukiu jūsų laiškų klausimų. Galite užduoti arba per chatą, arba gyvai tiesiog uždavus klausimą, bet jeigu norėsite gauti raštišką atsakymą iš kokį, tai tada būtinai reikės jūsų kontaktų. Ir kadangi šitas video turėtų būti nuasmenintas, tai ta žinutė turėtų būti privati, kad niekas nematytų dėl asmens duomenų apsaugos. Ir dar norėčiau paminėti, kad šitas video, Zoom standartinis video yra 40 minučių, bet po 40 minučių paspaudus tą pačią nuorodą galima bus vėl prisijungti, tai tiesiog bus toks tokia 1 minutės pertrauka. Bet viešinimas, kaip sakiau, tęsis iki 18 valandos. Tai man atrodo, kad kol kas viską pasakiau ir lauksiu jūsų klausimų.